Šeštadienį parke prie savivaldybės klėgėjo vaikų būriai, šurmuliavo jų tėveliai. Ta diena buvo minima Vaikų gynimo diena. Sveiki jonaviečiai! Liberalų sąjūdis kartu su Jonava ir jų vaikais švenčia Vaikų dieną. Ką mes šiandien pamatėme ir pajautėm, kad Jonavai trūksta švenčių, trūksta renginių, darome anketavimą ir matome tai. Visi džiaugiasi, visi patenkinti, daliname balionus ir Jonava švenčia tarptautinę Vaikų dieną. Mes kartu su jais. Tie būna pasveikinti vaikai su birželio 1. Ramybės skvere susibūrė gausybė šeimų. Jaunos mamos ir tėčiai su neseniai gimusiomis atžalomis ir jau ūgtelėjusiais vaikais. Seneliai ir senelės apsiginklavę fotoaparatais ir videokameromis. Bei kiti, kurie tiesiog smalsaudami užsuko į vaikų šventę. Saulėtą šeštadienio dieną scenoje koncertavo įvairiausi vaikų šokių ir dainų kolektyvai. Šventės mažieji svečiai turėjo galimybę piešti akvarele ir pieštukais, spalvotomis kreidelėmis ant asfalto, susitikti su pasakų personažais ar šiaip mėgautis scenoje vykusią parodomąją programą. Birželio 1 beveik visose pasaulio šalyse minima Tarptautinė Vaikų gynimo diena. Ji buvo paskelbta 1949 m. lapkritį. Pirmą kartą ši šventė buvo paminėta 1950 metais. 89 metais priimtoje Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje akcentuojama, kad vaikas – kiekviena žmogiška būtybė, neturinti 18 metų, jei pagal jam taikomą įstatymą, jo pilnametystė nepripažįstama vėliau. Tačiau pripažįstama, kad šiandien daugelis valstybių pasaulyje, tuo tarpu ir Lietuvos valstybė, nevykdo savo pažadų, kuriuos dalina vaikams, nesugeba tinkamai užtikrinti vaikams pagrindinių socialinės raidos pasirinkimo galimybių, net ir tokių elementarių – noro būti saugiam ir sočiai pavalgyti. Ištekliai pažadėti pasaulio viršūnių susitikime ir nacionalinių ir tarptautinių lygių dar nebuvo iki galo materializuoti. Vis dar išlieka svarbių problemų. Kasmet pasaulyje miršta daugiau nei 10 milijonų vaikų, nors daugeliu šių mirčių galėtų būti užkirstas kelias. 100 milijonų vaikų vis dar nelanko mokyklos, 150 milijonų vaikų kenčia nuo netinkamos mitybos. AIDS, živ plinta katastrofiškų greičių. Jungtinių tautų ir UNICEF duomenimis daugiau kaip pusė vaikų gyvena šeimose, kur fizinis ir psichologinis smurtas yra įprastas, o kas 10 vaikas tampa suaugusiųjų agresyvaus elgesio auka. Įvairiose šalyse vaikai patiria įvairias grėsmes, nuo kurių reikia juos ginti. Analizuodami vaikų teisių gynimo padėtį Lietuvoje pastebėsime, kad ji taip pat nėra gera, nors teisinių aktų šiam tikslui buvo pasirašyta nemažai. Per nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje išleista daug įstatymų, reglamentuojančių vaikų teisių gynimą. Siekdama tapti ES dalimi, Lietuva yra ratifikavusi visus svarbiausius vaikų ir šeimos teisės reglamentuojančius chartijos straipsnius. Šiuo metu visoje Respublikoje išvystytas vaiko teisių apsaugos tarnybų tinklas, tačiau jų tikslai yra labai konkrečiai apibrėžti ir neapima vaiko teisių užtikrinimo pilnai. Aktyviai savo veiklą vysto daugeliu žinoma vaikų teisių gynimo organizacija Gelbėkit vaikus, įkurta 1992 metais. Jos tikslas pritraukti visuomenės dėmesį, paskatinti visuomenę veiklai, vaikų padėties gerinimui. Po pesimistinės statistikos vis tiek verta prisiminti, kad nauja gyvybė visada ir nauja viltis. Materialūs dalykai yra svarbus, tačiau dar svarbiau – mokėti mylėti.